ką, užrakinam duris, einam į žaliukę ir į kelionę. Reikia pajungti akumuliatorių. Prisuksim akumuliatorių. Čia aušinimo skysčiai yra, patikrinau. O, yra užtektinai. Varikliukas švarus. Tepalo patikrinau. O, tepalo va, kaip tik norma. Nei daug, nei mažai. Va. Na, bandysim kurt. O, iš pirmą pasakymą. Na ką, važiuojam į salas. Pasižiūrėsim, kaip seksis mums. Na va, užsipylėm kūrą, kaip tik šiandien pigesnis kūras važiuojant pamačiau, kaip pigesnis. Tai reikia, sakau, sukti, supilt kūrą ir tęsti kelionę. Na va, važiavom. Ir atvažiavom į salas. Salas vadinasi. Įdomiai, va, graži bažnyčia salų. Lankytinas vietas, va čia apžiūrėsim. Va, kur čia ką galima pamatyti, pasižiūrėsim. Va, Kamajai. Kitas iki gal į Kamajus važiuosim. Pasivaikščiat. Matysim, žodžiu. Laukia mūsų 19. 19 galimai pagal programą 19 km žygis po salas. Matysim, kaip čia kas pirmas iki šitam miestelį. Tai įdomu bus pasižiūrėti. Na va, čia kaimelis salų pasirodo. Paprastas namai. Namai, žmonės gyvena, bet su vaizdu. Va, su kokio gražiu vaizdu. Va, čia gaunasi taip, kad mes įvažiavom į tą, kaip ir salą. Tai čia šitas Dviragės ežeras turbūt. Yra, va ten, va toliau paėsim. Tiltas yra. Ir vienoj pusėje ir kitoj gaunasi ežeriukas. Va, žuvytė šakinėja. Tai va čia šitas ir yra Dviragis. Dviragis ežeras. Gražus. O čia va vaizdas jau gražus atsiveria. Per vieną pusę. Per kelią. Va čia tiltas. Va. Čia toks va.
O čia va kaip ir toks iškišulys kaip sala. Ir ten toliau tęsiasi, jisai labai ilgas yra. Nu va, einam prie to pačio ežerą, tik iš kitos pusės. Tokia vieta, va pavėsiukas. Pavėsas arba. Nu va, čia galima ir su valtim lengvai įbrist. Bet čia toks va nešvaras vanduo. Labai nešvarus kažkodėl tai. Va, pažaliavęs kažkoks. Čia maudytis netinkamas. Bet su valtele pasiirsit. Va toksai ramus, tykus. Visai norėčiau. Visai ramiai. Na va. Kokie laukai. Kombainas va ten tolumoj. Tai gaila neturiu zoomą prizūmint. Kaip kombainas. Kiek 1, 2, 3 kombainai. Ten traktorius veža grūdus. Jeigu aš jį sutiksiu, tai būtinai nufilmuosiu. Ūkininkai dirba, diena graži. Laksto, kombainai kūrė javus, traktoriai veža. O čia laukai jau nukulti. Nes, nu ką, džiaugas žmonės, kad tik diena graži. O dabar jau prognozė rodo, kad visą savaitę į priekį lietus bus. Mes irgi džiaugiamės gražią dieną ir dėl to einam pasivaikščioti. Nu va, einame keliu. Petrašiškių dvaro sodybą. Pamatėm. Čia dvaro teritorija. Į vidų aš neįsiu į dvarą. Bet iki varto galiu paeiti. Čia vėl pulpas, čia vėl javai buvę, gražus debes. Va, kokie. O ten toksai šlapias pelkėta šlapia vieta, pieva. Medis nevėrė. Pereisim per kaimelį. O čia pamatėsi, kad labai neaukė čia. Tai buvo nepanašu, prognozė net nerodo jokio lietaus. Bet kombainam darbas baigsis, man atrodo. Nes ten labai jau juoda. Gal mūsų neužčiups lietus. Na va. Pradeda lyti šitą debesėlę. O mes laukuose neturim kur pasikalot. Nežinau, gal technika nesušlaps, telefonai, powerbankai, kamerytė turėtų nebijot.
Tai va, nors programytė rodė be lietaus, o mums belieka 4 kilometrai. Tai nebe visai valandą ėjimo. Vėjuota, vėjas pūkos neša. Bent jau net nedulkės. Nu va, biški. Lygiai gaunam lietaus. Ką padaryti? Prognozė rodė gerą orą. Tai va, daug geras oras. Na va, apėjom ratelę. Kiek? Apie 19-20 net kilometrų. Va, kaip matote, va ateinam iki miestelio salos. Ir viskas, ir ten priekį prie bažnyčios laukia automobilis. Tai galima sakyti, sekėsi gerai, tik tai, kad gavom lietaus. Šiek tiek, bet tai ne per stiprus lietus, tik tai, kad nuprausė. Nuprausė, atgaivino. Tai va, kas čia dar iš tos kelionės apibendrinant? Nieko labai ypatingo. Į jokius dvarus nebuvom užėję. Niekur labai nevaikščiam, tiesiog savo maršruto. Per kaimelius, perėjom ir tiek. Nu va, dėjom iki salų bažnytėlės. Vėl mūsų automobilis. Laukia, užeikim. Bažnytėlė atsitvarko žmonės. Užeikim pasižiūrėti į vidų. Labą dieną, galima užeiti? Prašau. Nu va, tokia salų bažnytėlė.